viešpaties vasaras galą. Pamėgink jau sugrįžti. Poetė ir vertėja Indrė Larsen. 2026 metų poezijos pavasario skaitymai Degaičiuose. Gondra išlieki vakus išvedė. Jos eilės pasižymi ramia emocinė tėkme, subtiliais vaizdais ir nuoširdžiu kalbėjimu apie žmogaus patirtis, ilgesį bei artumo paieškas. Kviečiame. Ačiū. Gražų pristatymą. 2 neilgus ir 2 labai trumpus. Rūsčiausia, ką tik žinau, yra mano miesto varpo gausmas. Jo dūžiai, akmenys ištvinusiose džiaugsmų ir palaimų upėse temstant vakarui. Ir yra ramu ir tvirta jais žengti. Jau važiuodama sėdžiu tavo eilėraščių žibinte ir jos senučių tarpuose matau žmonės. Jie grįžta namo. Jie be danties, jie be žvilgsnio. Jiems ant rankinuko saktelės odinė boružė. Už akinių atšvaitų jie turi savo svajojimus. Jie grįžta į savo, nes mano namus. Tam gaudime esu lyg tavo žvilgsnyje. Ir visas miestas ima skęst sielon, kuri verės lyg baltai pleškantis skaistikla. Ir tie tavo dūžiai, žmonės, akmenys. Ar tik būsim savo vaikus, kai pro šalį visi ir ėjo, laikas nešdamas metų pulkus. Vakaras. Kopt vaiskėjos naktims, lystant spigliams po pėdoms lyg šilko šalikui. Namie pasilinko žibintas, visa tamsyn rodos mirtum, o mirties tai nėra. Nužvarbę aukštumų slėniai ir jau besiliejantis rausvas trimito balsas. Jau. Amžinos šios laisvės išvakarės, kvėpuot žioravimu, kol sielos naktį man dega inda. Išmečiau savo būgnus į vakaro upę. Tyliai švenčia juodos žolynų bažnyčios. Kada apšvietė lygi kraujo, kai žaibavo be galo aukštai ir pakilę gyventi iš naujo bėgo žmonės ir jų daiktai. Kai nieko nematantiems reiškia, ar tik ugnį, kuri užges. Jeigu bėgdamos minios traiškė juos pačius, tarsi dvaro sraigė.